Labas, Kesas čia ir šiandien darysime sidrą. Turiu bidauną obuolių sulčių, gražios skanios sultys. Vakar įspaudėm. Skonis nerealus. Tai praeitą savaitę pradėjau daryti midų, šią savaitę pradėsiu daryti sidrą. Turiu štai čia 20 litrų talpą, kurioje pradėsiu fermentuoti. Turiu mielių, turiu maisto mielėms. Čia kaip tik sidro gamybos mielių turiu. Prieš pradedant reikia man išsimatuoti, kiek yra cukraus, kaip ir dar kartą irgi. Taigi, hidrometras rodo 11,5. 11 tarkim. Jeigu jums išėjus pamatyti. Rodytų, kad dar pridėti reikėtų cukraus, bet aš galvoju, kad man visai užtektų ir tiek. Nereikia čia perpildyti labai jau daug cukraus pridėti. Kaip ir praeitą kartą prieš pradedant viską daryti, išsitirpinsiu mielių. Taip, čia turiu sidrą. Sultis obuolių, ne sidrą. Atsikirpsiu mieles. Na, šį kartą supirsiu visas. Tai čia mieles, biškutį pajudinam. Dabar dėsim maisto medžiagų mielėms. Ištirpo, dabar paliksiu 10-15 minučių, pažiūrėti ar mielės gyvos, ar pradėjo viskas veikti, ar nėra, kad negyvos mielės. Turiu antrą sifoną, jisai ilgesnis, bet jisai neturi užpumpavimo, čia reikės pačiam užpumpuoti, pakelti, kad labai netrauktų daug dumblių, nuosėdų. Ir jisai va čia turi gražų kraniuką, statysim, dabar bandysim prileisti obuolių sulčių į talpas. Pripyliau beveik pilną indą. Šitą dalis palieku, kad suputotų, kad sujudėtų, nes vis tiek prasidėjus fermentacijai prasidarys burbulai. Tai negali iki pat viršaus pripilti, nes patys burbulai pradės kilti. Tai dabar likutį čia turiu tų mielių. Gražiai juos užputoju. Na ir dabar dar šiek tiek reikia įpilti, kad plautų tie visi kraštai, mielės nepradėtų mirti ant paviršiaus. Tai va, viskas sumaišyta, dar reikia gal sumaišyti tiksliau, viską reikia paruošti dangtį ir kantrybės.